Naujo darbuotojo sukūrimas sistemoje. Suveskime į sistemą naujo darbuotojo duomenis. Atidarykime darbuotojų paieškos langą ir spauskime mygtuką Naujas. Suveskime pagrindinius duomenis apie darbuotoją. Suveskime paso duomenis bei socialinio draudimo pažymėjimo informaciją. Nurodyti šiuos dokumentus privalome. Dokumentų duomenis naudoja SAM ataskaita. Nurodykime darbuotojo adresą. Jeigu žinome komunikacijos priemonę su darbuotoju. Atidarykime papildomos informacijos skiltį ir suveskime banko sąskaitą, darbuotojui bus vedamas darbo užmokestis bei suveskime vaikų informaciją. Ši informacija svarbi, nes pagal ją bus skaičiuojamas PNPD. Išsaugokime suvestą informaciją. Atidarykime skiltį kintamųjų reikšmės ir nurodykime, kad darbuotojui bus taikomas NPD, PNPD ir kad darbuotojas kaups pensiją savo lėšomis. Išsaugokite suvestą informaciją. Suvedėme naujo darbuotojo informaciją. Tokiu pat būdu turėtumėte suvesti visų įmonės darbuotojų informaciją.